tikrai turėjau galimybę plaukti ir bėgti viską, labai padėjo BTT klubas. Dviračių trasoje daug ratų, net 8. Tai nuo kalno gan gerai važiavosi apie 50 visą laiką. Dėl to, manau, ir geras laikas. Kažkaip bėgau ir stengiausi neatsipalaiduoti, nes žinojau, kad gali pasivyti kas nors stebuklingai greit bėgant. Plaukimo tikrai nesu patenkinta, bet bendras laikas šiaip geras, tai bus įdomu pasižiūrėti, kokie atskiri rezultatai bėgimo ir važiavimo. Planai tiesiog mėgautis tuo, ką darau iš tikrųjų. Nuotaikos tai geros, kažkaip atsipalaidavimas jaučiasi, pasilgimas varžybų, bendruomenės pasilgimas, tai smagu.